Sveiki, sveiki, sveiki. Sveiki visi susirinkę į naują Basanavičiaus, Palangos Basanavičiaus gatvės atidarymą. Valio! Šią progą, šią ypatingą progą, į Palangą atvyko visos Lietuvos kurortų, centrinės, pusiau valstybinės, pusiau savanoriškos, Sandezinfekt virus deficitinės stoties sanitarai, dezinfekuotojai, impregnuotojai ir visų kurortinių ligų žinovai, kurių vardai dėl visiems suprantamų priežasčių yra įslaptyti. Pasitikime juos! Šie aukštos kvalifikacijos specialistai atliks naujos Basanavičiaus gatvės dezinfekcijos ir infekcijos veiksmą. Tai yra, lietuviškai kalbant, jie visų pirma gatvę išvalys, patrauksiu savo laidą, kad netrukdytų, o po to jau išvalę. Jie turės pačiomis aktyviausiomis kurortinėmis bakterijomis, kurios kaip magnetas traukia šią vietą visos Lietuvos ir viso pasaulio kurortininkus. Valio! Taigi pirmas veiksmas – dezinfekcija. Gaudo muses, uodus, erkes ir visokius kitokius parazitus, kurie dažniausiai grūšia skaidrę poilsiautojų ramybę. Musės jau išgaudytos, uodai taip pat, erkės taip pat. Sekantis dezinfektorių veiksmas – apšlakstymas, pašlakstymas, pašventinimas. Tai, kaip suprantate, yra ypatingas vanduo, ypatingas skystis, kurio pašlakščius išnyksta daugelis nereikalingų ir bjaurių parazitų. Daug muilo. Gatvė apšlakstyta. Dabar sanitarai įtrins šį skystį į grindinį. Tai labai daug fizinės jėgos reikalaujantis veiksmas. Na, pradedam! Kaip jie dirba, kaip jie dirba. Ypatingai aukštos kvalifikacijos meistrai. Kai grindinys įtrintas, jį reikia išplauti.
pasislėpsiu. Aikštė švari, bet dabar jinai bus dar švaresnė. Aikštė išvalyta. Dezinfekcijos veiksmas atliktas. Sekantis veiksmas – infekcijos. Tai reiškia, kad šie sanitarai iš aukštos kvalifikacijos specialistai apkrės Basanavičiaus gatvės naują dalį kurortinėmis bakterijomis, kurios, kaip jau minėjau, vieną kartą trauks viso pasaulio, visos Lietuvos kurortininkus į šią vietą, į šią gatvę, į šį miestą. Laukiam, kasgi čia dabar bus. Ugnis? Tai vadinasi, kad čia žmonės nori sušildyti Basanavičiaus gatvę. Kad čia būtų dar šilčiau, kad niekada nelytų lietus. Kad visą laiką šviestų saulė. Daug ugnies, daug saulės ir daug šviesos. Man šilta, man karšta. Aš noriu čia lipti visiems laikams. Tai nepakartojamas reginys, nepakartojama gatvė. Puikiai atliktas darbas. Šilumos užteks. Kągi, dabar atėjo eilė pačiai liūdniausiai ceremonijos daliai. Dabar mes senų pagoniškų papročių, senų kuršių papročių aukosime briedį. Tai Basanavičiaus briedžių paaukojimas. Štai, pasirodo gatvėje du medžiotojai. Motociklistai bėga dėl to, kad žino, kad čia su šitais medžiotojais ne juokai. Jie ieško briedžių, bet briedžių dar nepasirodė. Štai ir briedis ateina. Šaluoja briedis, bet medžiotojai jo dar nemato. Jie dairosi aplinkui. Ieško, bet jie dar nemato briedžių. O briedis šaluoja. Briedis artinasi nenujausdamas savo liūdno likimo. Tai labai liūdna dalis. Bet mums reikia paaukoti briedį, kad šita gatvė būtų derlinga, visiems mum ir jum. Vienas medžiotojas taikosi į briedį, tu iškaus, o briedis nieko nenujaučia, nieko nenumato. Tu iškaus, antras medžiotojas nemato dar, bet ir to visai prisijungs. Briedis švaluoja, tu bus šūvis. Švalia, bet briedis dar nemiršta. Dar jisai švaluoja, dar jisai gyvas, antrą medžiotoją šautuvas nešauna, jisai šovė anksčiau, bet jisai bando jį su buože. Dabar briedis turėtų
Briedžių nusibaigimas. Baigta, atlikta. Basanavičiaus briedis jau paaukotas. Pasirodys didysis šventinis tortas. Infekcijos veiksmas atliktas. Basanavičiaus gatvė pasiruošusi priimti kurortininkus, poilsiautojus, visus žmonės geros valios ir gražios nuotaikos. Dabar dar kartą noriu pasveikinti visus Basanavičiaus gatvės naujos dalies atidarymo ceremonijos šventėje dalyvius ir paskelbti Basanavičiaus gatvės atidarymą. Kviečiame Palangos miesto merą Praną Žeimį ir valstybinio turizmo departamento direktorių Alvytį Lukoševičių atkirpti juostelę. Dėmesio, muzika! Anya. Seimo nariai, gerbiami kolegos merai, gerbiami užsienio šalių ambasadų atstovai, kurorto svečiai, mėly palangiškiai, ponai ir ponios.
Šiandien Palangoje prasideda tradicinė vasaros sezono atidarymo šventė, kurią pradėjo pagrindinis kurorto alėjos Jono Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos atkarpos ir Jūratės ir Kastyčio skvero atidarymo ceremonija. Ilgai brandinta idėja bendromis vyriausybės, miesto savivaldybės, kūrėjų, architektų ir gamybininkų vykdytojų pastangomis šiandien virto realybę. Džiaugiuosi šią dieną kartu su jumis. Šiandien Palanga - simbolinė Lietuvos vasaros sostinė, vienas didžiausių Lietuvos kurorto ir turizmo centrų. Jauki ir atvira, pastovi ir besikeičianti, mylima ir puolama. Jei kuriamos eilės, tapomos drobės, joje gimsta muzikos akordai, išbandoma architektūrinė mintis. Palanga - tai neramioji Baltija, pastovus vakariai vėjai, trapus pakrantės smėlis ir vaiskus vasaros smėlis. Romantiškasis jūros tiltas, kur skiriame pasimatymus vienas su kitu, su savimi ir jūros horizontais. Palanga - tai miško vėsa, senojo parko grožis, kur susipynė laiko ženklai, žmogaus ir gamtos kūrybos dermė. Baltijos jūra. Jos krantų zona su unikaliu pajūrio gamtiniu kompleksu formuoja unikalų pajūrio regiono kraštovaizdį ir lemia pajūrio gyventojų veiklą ir gyvenimo būdą. Romantiška, atraktyvi ir kurortiška senosios Palangos dalies senųjų vilų ir kai kurių naujų ar rekonstruotų pastatų architektūra traukia lankytojus ne tik iš visos Lietuvos, bet ir užsienio kraštų. O amžinoji kurorto traukos ašis Jono Basanavičiaus gatvė, kurioje susipynė laiko, istorijos, žmogaus veiklos ir kūrybos ženklai. Prieš 200 metų nutiestas smėlio takas tapo pagrindiniu taku, traukos centru. Čia kūrėsi puošnios grafų Tiškevičių vilos. Lietuvos šviesuoliai suvaidino pirmąjį lietuvišką vaidinimą, kuris išgarsino Palangą. Tarpukario Lietuvoje čia susitikdavo valstybės vyrai, jų damos, vasarodavo prezidentai Aleksandras Stulginskis, Antanas Smetona, broliai Vailokaičiai, popiečio arbatėle vaišindavo Anapilio svečius. Jono Basanavičiaus gatvėje buvo pirmoji kurorto elektros stotis, pirmasis artezinis šulinys, pirmoji fotoateljė, kurorto laikraščio redakcija, kurorto informacijos biuras, pirmasis kurorto viešbutis, pirmasis restoranas, kiekvienas laikmetis lyg metraštyje palikdavo savo pėdsakus. Šios gatvės ženkluose ir laikmečių padarytos žaizdos. Tačiau viena visada buvo pastovu - mūsų dėmesys šiai kurorto alėjai. Joje, lyg televizoriaus ekrane, atsispindėjo visuomenės mentalitetas, privataus verslo požiūris į dvasinės ir kultūros vertybės. Šioje vietoje kaupėsi ir mūsų patyrimas, ir mūsų klaidos, mūsų pasiekimai ir mūsų praradimai. Daktaras Jonas Basanavičius, kurio vardas 1924 metais buvo suteiktas buvusiam Tiškevičiaus bulvarui, ieškojo visur Lietuvos. Ir visur ją rasdavo. O mes šiandien neretai ir Lietuvoje jau pametam Lietuvą. Kaip mums trūksta dar daktaro Jono Basanavičiaus, jo vienijančios, jungiančios dvasios. Laimingi turėdami tokią neužterštą upę Joną Basanavičių. Tik dažniau pasilenkime, pasižiūrėkime, ar tapome geresni, gilesni, vieningesni, vadinasi lietuviškesni, didžiausiame Lietuvos kurorte, kur mados ir stilių kaita, kur jaučiasi ne tik rytų, bet ir vakarų dvelksmas, kur tiesiami tiltai į žmogaus širdis. Noriu padėkoti jums visiems, kurie čia atvažiavote į Palangą ir kartu su palangiškiais sutikti 2004 metų vasaros sezoną. Geros jums šventės, geros nuotaikos ir išsiveškite iš Palangos geriausius prisiminimus. Mėlyje, tai kokybės Palangos kaip didžiausio kurorto įvertinimas. Ir ši vėliava bus iškelta paplūdimyje ties parku. Tie, kurie norite geresnės kokybės
daugiau paslaugų, gražios aplinkos ir švaraus vandens. Štai ženklas, prie kurio reikia artėti. Ačiū Jums labai ir tikėkime, kad išlaikysime šitą vėliavą ne vienerius metus. Bėga kelias, kuriuoja lenkiams skubant drąsiai, pakeliai, darželį moja, barsto gaivę rasą. Kas čia skuba, kas čia lekia, klausė vienas kito. Mūsų vardas aukso raidėm aiškiai parašyta.
Ir taip, pirmojo rato rungtynėse LIV įveikė Tornado 16-7, Nasrai Kiborgus 16-5, Pagiringi įveikė Klaipėdą. Dziękuję.